Taip, paskutinis 13 uždavinys. Dvi komandos varžėsi, kuri greičiau išspręs tokį uždavinį. Piešiant skečio kupolą, koordinačių plokštumėje buvo nubraižytas vienas didelis pusapskritimis. Tai yra šitas. Ir 4 maži lygūs pusapskritimiai. 1, 2, 3, 4. Išnagrinėję brėžinį atsakykite į klausimus. Gerai. Užrašykite taško A abscisę. Dabar, kas yra abscisė? Abscisė yra va šito taško koordinatės x reikšmė. Jeigu būtų kalba apie ordinatę, tai būtų y reikšmė, šiuo atveju tai yra x reikšmė ir ta abscisė yra minus 4. Ok, apskaičiuokite atkarpos AE ilgį, tai jeigu čia būtų 1, 2, 3. Judam toliau. 13.3. Per pusapskritimio taškus A ir C. Per pusapskritimio taškus A ir C. Nubrėžta tiesė AC, kuri taške D liečia pusapskritimį su centru E. Kokios rūšies yra kampas EDC? Pasirinkite vieną atsakymą ir jį paaiškinkite. Tai kampas, gal net iš akies matosi, kad jis yra statusis. Bet kodėl? Todėl, kad šiuo atveju AC yra liestinė šitam apskritimui. Jo, turime tik pusapskritimį, bet tai šitam pusapskritimiui tiesė AC yra liestinė. Kas iš to? Šiuo atveju DE yra šito apskritimo spindulys ir mes žinom, kad spindulys su liestine visuomet sudaro statų kampą. Tai kaip tą paaiškinti? Tai galima būtų rašyti, nes AC, skliausteliuose prašykim, kad tai yra liestinė. Liestinė yra statmena, tai yra šitas ženklas reiškia, kad kažkokie du dalykai yra statmeni. Yra statmeni DE. Skliaustelės, tai parašykim, kad tai yra spindulys. Ok. Toliau. 13.4. Apskaičiuokite stačiojo trikampio ADE ilgį. Kraštinės AD ilgį. Reiškia, mums reikia rasti AD. Taip, tai dabar trikampis ADE yra statusis. Mes galime tai pasižymėti, nubrėždami čia statųjį kampą. Dabar AE kraštinis ilgį mes žinom, jį apskaičiam jau anksčiau, tai yra 3. Dabar DE ilgis irgi. Gali pasirodyti, kad mes nežinom DE ilgio, bet mes žinom, kad šitas apskritimas, o šitas atstumas ir šitas atstumas yra lygus, nes tiek čia yra spindulys, tiek čia yra spindulys. Žinom, kad šitas atstumas yra 1, reiškia ir DE bus 1. Tai tą ir parašom, kad DE yra 1. Ok, tai mes turime dabar statų trikampį ADE ir žinom jo dvi kraštinės. Belieka pasinaudoti Pitagoro teoremą. Šiuo atveju tai bus AD kvadratu plus DE kvadratu lygu AE kvadratu. Įsistatom, ką žinom ir gausime, kad AD bus lygu šaknis iš AE kvadratu minus DE kvadratu lygu šaknį perrašau. AE tai yra 3 pakeliu kvadratu gaunu 9, DE, kas yra 1 pakeliu kvadratu vis tiek gaunu 1, atimu, gaunu šaknis iš 8 ir aišku šaknį iš šaknies iškeliu skaičių, jeigu tai išeina šaknis iš 8, tai bus tas pats, kas šaknis iš 4 kart 2. Iš 4 traukiasi iš šaknis, todėl gaunu 2 šaknis iš 2. Reiškia, matavimo vieneto šiuo atveju neturėjom, todėl ilgis toks ir bus. 2 šaknis iš 2.
Klausimas, ar galima būtų parašyti tiesiog šaknį iš 8 ir jo, iš principo būtų galima parašyti, bet tvarkingiau, taisyklingiau yra, jeigu įmanoma iškelti kažkokį skaičių iš pošaknio, tai tą reiktų padaryti. Ok, tai pratęsim kitam video.